Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandieną aš noriu kalbėti apie tai, kad labai dažnai mes atsirandam ekstremaliuose situacijose. Prisiminkite tai, kas vyko paskutinius 2, 3, 4 metus. Tai pandemija, pirmas taip dalykas, kuris iš tikrųjų buvo ekstremalus situacijos. Karas, kuris vyksta Ukrainoje, netoli Lietuvos. Toliau, ekonominė krizė, infliacija ir panašus dalykai. Tai kodėl reikia galvoti, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje? Todėl, kad iš tikrųjų tai jinai skiriasi nuo tokio kasdienio gyvenimo. Reikia pagalvoti, kaip reikėtų pasielgti. Kokia yra dabar situacija? Ko gero, jinai yra pakankamai įtempta daugeliu žmonių. Ir žinoma, tai žmonėms sukelia nemalonius jausmus, kažkokius nerimą, baimę ir kitokius dalykus. Ir žinoma, žmonės pradeda galvoti, ką reikia daryti. Tai aš norėčiau pasakyti 5 pirmuosius iš 50 patarimų, ką galima būtų daryti šitoje situacijoje. O jeigu norėsite daugiau sužinoti, tai apačioje yra nuoroda į knygą, kurią jūs galite nusipirkti tuo nurodytu adresu. Tai gerai, pradedam. Pirmas patarimas. Pagal galimybės tiesiog nekeiskite kasdienybės. Rutina, kasdieniai užsiėmimai, ten, nežinau, maudymas, prausimų, ten prasimas, tvarkymasis, maisto gaminimas, jis padeda išlikti labiau ramiau. Žinoma, jeigu galite. Antrasis patarimas. Spręskite potencialių valios konfliktų klausimus. Kodėl? Todėl, kad aš paaiškinsiu tiesiog. Labai dažnai tam tikroje ekstremalioje situacijoje galima priimti keletą sprendimų. Ir mūsų valia negali veikti, jeigu mes dar abejojam. Mes negalim mobilizuotis. Todėl reikia iš karto nuspręsti, kaip ir ką jūs darysite. Ir tada tas vienintelis sprendimas šiuo metu, galbūt už 20 minučių tai pasikeis ta situacija, bet šiuo metu vienas veikimas, tai reiškia, būtinai reikia taip ir elgtis. Kaip nuspręsit, taip ir bus. Ir stengtis tai išlaikyti, kad nebūtų abejonės, nes dėlsimas ekstremalioje situacijai tik pablogina. Dabar trečias patarimas. Daryti viską, kad neprarasti vilties. Tai yra numatyti ateities tikslus, kuriuos jūs galėsite realizuoti. Tai dabar įsivaizduokime ekstremalią situaciją, tai yra tie artimieji tikslai, kuriuos mes darom, ir tie tolimieji, dėl kurių mes tai darom. Tai va tas formulavimas tų tolimųjų tikslų, jisai yra labai labai svarbus. Ketvirtasis patarimas. Neskaičiuoti praradimų. Todėl, kad ekstremalių situacijų mes galime labai daug ką prarasti ir jeigu mes pradedam skaičiuoti, kiek mes šį daug praradom, mes labai greit galime įkristi depresiją. Todėl susitaikyti su to, kad bus kažkokie praradimai, galvokite apie tai, ką gausite ateityje. Ir penktasis patarimas. Kurti visada aiškias sąlygas arba. Tiesiog kai kada ekstremalioje situacijoje reikia pasirinkti tarp dviejų blogių, kas labiau blogai, kas mažiau blogai. Galvoti apie tai, ką mes galim maksimaliai prarasti arba gauti toj situacijai. Todėl, kada jūs jau darot kažkokį pasirinkimą, jūs visada turite tiesiog paieškoti to geresnio varianto šitoj situacijai. Ne geriausio, bet geresnio. Todėl, kad nebus tai idealus pasirinkimas. Tai, kaip ir minėjau, jeigu norite daugiau gauti įvairiausių patyrimų, o iš tikrųjų tai yra knyga praktinė, apie tai, ką reikėtų daryti, čia yra tiesiog patarimas ir po to pratimas, ką reikėtų padaryti, jūs paskui galite užsipildyti, pasiruošti, tai tiesiog nuorodoje apačioje jūs rasite tą knygą, jeigu norite, galite ją atsisiųsti. Tai iki malonių susitikimų, sėkmės jums visiems ir tikiuosi, kad jūsų gyvenime bus kuo mažiau ekstremalių situacijų. Bet jeigu bus, tai pasiruoškite joms. Iki malonaus.